Šiame video pakeisiu jūsų požiūrį į korporatyvinę aprangą. Labas, čia Promo Gips. Po ilgo cepelininio dangaus sezono pasirodžius pirmiesiems saulės spinduliams, nieko nelaukiant ateina laikas atsinaujinti įmonės spintą. Šiandien pasidalinsiu keletų promo drabužių tendencijų ir naujienų bei patarimų, kurio dėka jūsų įmonės kultūra prasidės nuo aprangos. Marškinėliai ir džemperiai visada buvo ir bus verslo atributikos klasika, tačiau turime pripažinti, jog kuo toliau, tuo labiau dėmesio centre laisvalaikio kelnės, šortai, kojinės, kedai, net batų raišteliai ir žinoma stilingi saulės akiniai mūsų taip laukiamai vasarai. Šiais metais Promo drabužių gamyklos pristato plačią naujų akių malonių spalvų gamą, nuo pastelinių iki ryškių, įvairių mėtinių ir rožinių atspalvių. Prieš pradedant apžvelgti mūsų atrinktas naujienas, vienas svarbiausių šių metų patarimų jums. Atsisakykite įmonės logotipą ant drabužių. Vietoj to ant rūbų spausdykite stilingai vizualizuotą frazę arba sukurkite komunikacinį ženklą, simbolį, kurį komunikuosite įmonės viduje vietoj logotipų. Pavyzdžiui, moderniai atvaizduota plunksna ant visos jūsų 24 metų aprangos, kuris skleidžia žinutę apie šių metų komandos tikslą – lengvą bendradarbiavimą. Toks gautas rūbas bus tikrai labiau norimas, trendinis ir nešiojamas negu džemperis su didžiuliu įmonės logotipu, kuris gražiai sulankstytas dažniausiai guli spintoje, o užsidedamas tik penktadieniais darbe. Galite būti ramūs, komandai dėvint tokį drabužį, aplinkiniai žmonės apie jūsų įmonę sužinos iš jų lūpų, o logotipą galima būtų subtiliai atvaizduoti etiketėje rūbo viduje. Mano šiandienos top 5-tukas. 5 vietoje nauja minkšta ir puri Moon džemperio su kapišonu kolekcija, kuri papildyta ne tik tradicinėmis, bet ir pavasariškomis pastelinėmis spalvomis. Na, patys matot nuotaiką. 4 vietoje Basic Recycled, tai kasdieniai marškinėliai, kuriuos sudaro 30% perdirbtos medžiagos ir jie padengti silikonu, kas padaro jų nešiojimo jausmą tiesiog nepakartojamą. Tikiu, jog jau dabar pristačius šį modelį pajutote, kaip maloniai toks rūbas gulėtų ant jūsų kūno. 3 vieta. Tiem, kam džemperiai su kapišonu ne prie širdies, puikiai tiks stilingi bomberiai, patiks tiek vyrams, tiek moteriams. Į 2 vietą mano dėmesį patraukia dress up ilga polo tipo moteriška suknelė, o vyrams šalia puikiai tiks collar up identiško dizaino polo marškinėliai. O dabar 1 vieta. Ir čia šių metų dėmesio centre pilnos spaudos padengimų drabužių linija. Tai reiškia, jog visą bliuzoną, megztuką, kelnes, polo maikutę ar kepurę galima turėti pilnai savo norimo dizaino. Dabar tai puikiai galimybė įmonėms sukurti išskirtinę ir atpažįstamą aprangą. Beje, yra ir daugiau pilnos spaudos įvairios produkcijos, kur ne vien logotipą galima uždėti. Pamirškite apie tai, kas įprasta. Jūsų komanda nusipelno daugiau. Susisiekite su mumis, jums patogiu būdu ir mes padarysime jūsų įmonės aprangą ne tik pastebimą, bet ir prasmingą. Daugiau įvairių drabužių ir aksesuarų modelių rasite mūsų komercinėme pasiūlyme Uantly nuorodoje. O dabar jūsų eilė žengti pirmyn. Pasiekite mūsų socialinėme tinkle ir nepraleiskite mūsų dovanojimo tendencijų naujienų. Promo Gips. Mažos dovanos kalba garsiai.